Ir archeologiškai aptiktų ar ne pamatų liudijimas rodo, kad vyko įprastas tuo metu Europoje urbanizacijos miestų kūrimo procesas. Visgi imamas tas vokiškas pagrindas, nors pokario visuomenėje labai daug rusakalbių. Kiekvienas žmogus čia gyvenantis turi suprasti, kad jisai turi labai didelę galią. Sveiki, dar vienas Memory Talk pokalbis ir šiandieną bandysime išsiaiškinti Švento Jono bažnyčios Klaipėdoje svarbą ir ką kiekvienas klaipėdietis gali padaryti, kad šita bažnyčia stovėtų, būtų atstatyta. Ir manau, šios klausimus ir visus kitus geriausiai gali atsakyti archeologija, istorija, kuri geriausiai žino tą Klaipėdą, kuri yra po žeme, tai yra Raimonda Nabažaitė. Sveiki. Sveiki, Antanai. Tai aš visą laiką pradedu nuo Klaipėdos įsivažiavimui. Tai kokia mėgstamiausia vieta Klaipėdai? Iš tiesų, vietų yra tikrai ne viena ir gyvenant jau čia 20 metų kartais net sunku įvardinti, ar ne, nes taip intuityviai vartoja miestą, bet visgi mano darbo specifika kaip archeologės, kuri yra visą laiką sutelkta į objektą, į tam tikrą tyriamą plotą, reikalauja vietos, kur akis pailsėtų, kur tiesiog gautum toli. Tai renkuosi tokius objektus, kur galiu žiūrėti į tolį ir matyti judėjimą. Tai natūralu, kad jūra, plaukiantis laivai, tai yra mano numeris vienas vieta. O jeigu kalbėti apie patį miestą, tai iš tiesų atgyjęs miesto gynybinių įtvirtinimų kompleksas man tapo vieta, ypatingai įkūrus čia Paternoje ekspoziciją, kur man gera apskritai kaip miestietei būti, nes iš tiesų tai simbolizuoja ir miesto tam tikrus svarbius istorinius raidos pokyčius. Ir judantis klaipėdiečiai arba svečiai tarp bastionų, man jie atrodo tokie mažučiai ir leidžia taip sugrįžti retrospektyviai į praeitį ir pagalvoti, kaip anuomet klaipėdiečiai turėjo pilti tuos bastionus, kiek čia turėjo rankų prisidėti vežimais, kibirais ir koks tai buvo amžiaus projektas, apsunkinantis jų gyvenimus, o mes šiandien dienai galim tiesiog mėgautis tuo toliu ir labai svarbia miestui istorijos tokia kultūros paveldo detale. Na ir trečioji vieta yra Ievos Simonaitytės biblioteka. Ir man kaip archeologijai jinai patinka savo sluoksniais ir siūlomomis, sakykime, kultūros raiškomis. Vienas dalykas ten yra ir senasis pirklio pastatas, pats savaime istoriškai įdomus, senasis ąžuolas, nauji bibliotekos plėtros pastatai, kurie jau tapo jau seni, sakykime, ar ne. Tas kultūrinis sluoksnis, edukacinis sluoksnis, labai puikia vieta susitikti su žmonėm ir kai juokauju, kai atvažiuoju iš provincijos, pagaliau svečiai, giminaičiai, sako, būtinai aplankysim Akropolį, sakau, ne, rinkitės Ievos Simonaitytės biblioteką, ten gausite tikrai puikų kultūrinį turinį ir susipažinsit su Klaipėda tam kontekste. Kitas klausimas, kurio aš visų pašnekovų klausiu jau kelinti metai iš eilės, tai Klaipėda labai ieškanti dar savo identitetą ir jai bandoma atrasti, buvo čia ir neužšąlantis uostas, ir miegantis miestas, čia ypač politikai mėgo prieš rinkimus iškelti. Dabar jau mažiau girdime, bet vis dar tas pasigirsta, kurie pavargsta čia tuose kultūriniuose sluoksniuose, sukti sako, pelkė čia, su kuo jums Klaipėda siejasi? Jeigu tą tokį epitetą, identitetą reikėtų atrasti Klaipėdai, koks jūsų požiūris būtų?
Man visgi Klaipėda asocijuojasi su perspektyvų miestu. Aš visgi save priskiriu pozityviam mąstymui ir veikimui. Tai aš čia labai matau daug perspektyvų ir jeigu politikai kartais geba įvardinti miegančių miestų, tai aš drįsčiau įvardinti, kad jie ir yra tas miegantis miestas, nes iš tiesų Klaipėdos kultūros laukas, veikėjai, kūrėjai, jie iš tiesų yra peraugę mano galva miesto valdžios institucijų veiksmingumą, gal sakykime kartais ir neįgalumą, suprasti, kiek mes galim padaryti savomis rankomis. Ir tikrai yra tekę su dviem politikais kalbėti ir suprasti tai, kad dažnai Klaipėdai nori atrasti kitą tapatybę. Žiūri į KD pastatus, kurie, sakykime, vizualiai suniokojo istorinę miesto erdvę, regi Čikagą, žiūri į Klaipėdos uostamiestį, nori Amsterdamo. Gerai, galima iš tiesų pasisemti tam tikrų gerųjų patirčių, bet iš tiesų mes norėkime turėti savo Klaipėdą. Ir tas istorinis, archeologinis kontekstas, turinys, ką mes turim, iš tiesų leidžia mums labai stipriai augti. Belieka tam miegančiam miestui valdžios atžvilgiu tiesiog jau gretintis prie miesto bendruomenio ir suprasti, kad mes tikrai turim didelį potencialą. Ir aš čia pasilikau gyventi, veikti, dirbti dėl to, kad jaučiu tame kryptį ir kažkuria prasme laisvę realizuoti savo idėjas. Bet žinoma, problemų turime kaip miestas daug ir mano galva viena iš tokių opių problemų, kur parodo nesusikalbėjimą tarp mūsų galimybių ir realių valdžios įrankių, tai yra senasis policijos pastatas, senasis kalėjimo pastatas, kuris realiai jau galėjo būti įveiklintas, nes tikrai buvo susibūrusi kultūros bendruomenė su labai aiškiomis vizijomis, potencialu. Ir šiandien dienai Vilnius turi Lukiškių kalėjimą įveiklinęs, o mūsų pastatas jisai jau yra. Vyksta archeologizacijos procesas, kurį aš stebiu iš, sakykime, profesinės pusės, nes man visada įdomu žiūrėti, kaip nyksta ir dėl kokių priežasčių nyksta. Tai dėja galėjusi tapti kultūros meka kaip vieta, jinai yra šiai dienai archeologizacijos vieta. Ir manau, kad kiti ten ateityje vykdomi projektai arba įveiklinimas neleis atskleisti to grožio, įdomumo ir perspektyvumo, ką galėjo kultūros bendruomenė. Iš tikrųjų, dar prie to, kaip mato ne aktyvūs miestiečiai, istorikų bendruomenė, kultūros bendruomenė, kaip politikai, miestą, tas gal ir yra tie iššūkiai, tos problemos, dėl to ir atsiranda, kad visiškai skiriasi perspektyvos, dėl to ir turime griūvantį policijos pastatą, neaišku, ar pavyks išsaugoti, ar bus Karališkasis paštas, kalbam apie atstatytus bokštus, norą bokštus statyti, ne atkurti objektus, nes tarsi, kaip Paulius Kavoliūnas iš Taško teatro sako, kad mes galim šnekėti apie Klaipėdą tik tais po Antrojo pasaulinio karo, nes čia viskas išgriauta buvo, nieko nebėra ir to miestiečių nebeliko, identiteto nebeliko ir kurkim kažką naujo. Tai ar tas požiūrių skirtumas tarp tų aktyvių miestiečių, kurie nori matyti tą karališkojo miesto grožį, tą karališko miesto identitetą ir tarp tų, kurie ieško Amsterdamo ir Čikagos, gal čia ir kyla ta pagrindinė problema? Tikriausiai, tai čia yra labai sudėtingas klausimas, bet tai, kad miestiečiams skauda, tai yra labai svarbi indikacija, kad miestiečių visuomenė jau yra brandi pareikšti savo poziciją, kad nepritarėm, mes norim kitokios Klaipėdos. Manau, kad dar gal reikės ne vieno dešimtmečio, kur galiausiai miesto valdžios institucijose bus ambicingi
politikai, kurie tą potencialą ims miesto plėtrai, kūrimui. Deja, tai yra procesas ir čia per 1 metus neišsisprendžia, tai yra kartų klausimai, aš visgi matau ir manau. Visgi stebėdama savo kartos žmonės, aišku, aš esu irgi kažkuria prasme akademiniam, kultūriniam burbule galbūt, bet matau labai ryškų potencialą ateičiai. Ir aš tiesą sakant nesulaukiu, kada bus kitaip, bet labai tikiu, kad tai bus kitaip. Ir grįžtant prie tų apleistų pastatų ir statomų bokštų, tai visgi džiaugiuosi, kad atsiranda tie 2 projektai, kad ir Pilies bokšto, kad ir nuo bokšto statybos, Švento Jono bažnyčios bokšto statybos. Tai reiškia, Klaipėda jau ir miesto institucijų lygmenyje renkasi atkūrimo projektus. Tai nebus, ta prasme, iš autentiškų medžiagų, bet vizualiai mes atkursim tam tikrus miesto nuostolius, atkursime svarbius miesto kūno elementus, kurie yra atkuriamieji, o ne meno instaliacijos. Ir atkūrimas tai reiškia labai stiprus žingsnis, tai reiškia brandžios visuomenės pareiškimas, kad mes norim visgi imti tą potencialą, kuris yra po žeme, rašytiniuose šaltiniuose, iš tos Klaipėdos, kurios mes, ta prasme, netėję mūsų ar net tėvai, protėviai ir visa kita, į kurią mes atvykom, kurią mes jau bandom suprasti ir iš kurios, sakykime, gyventi ir toliau pagal ją kurti. Ir tai yra labai svarbu. Ir apie tai reikia kalbėti. Mes prie to grįžime, ypač prie Jono bažnyčios bokšto, nes čia man kyla labai daug klausimų, bet pradžiai prie jūsų pasilikime. Kaip apskritai jūs sugalvojot tapti archeologę? Žinot, nesu tas vadovėlinis atvejis, kai jau mokyklos ar ne buvimo metu buvau išsigryninusi, kuo norėčiau būti, bet veikiau siekiau savo stiprybių ir silpnybių tokiais aspektais ir žiūrėjau, kas man geriausiai sekasi, kur aš galiu save šitame etape nukreipti ir pasirinkdama pirmiausia istorijos studijas Klaipėdos universitete, tikrai labai rimtai nieko nesiejau. Tiesiog man tai buvo procesas, savęs gal toks, sakykime, pažinimo, kaip aš jaučiuosi tame. Ir iš tiesų stojant dar nebuvau įsigilinusi, kad bus galima rinktis archeologijos specializaciją, bet praktika prie Platelių ežero ir kasinėjimai ir stebėjimai, kaip vyksta povandeniniai archeologiniai tyrimai, man leido suprasti, kad jeigu aš jau esu toj stoteliai, tai tikrai archeologija. Nes mano tiesiog asmeninės savybės padiktavo, kad turiu eiti tuo keliu, nes tai yra kur kas dinamiškesnis darbas, veikla, empiriškesnis, tu gali liesti, tyrinėti, tu gali save fiziškai iškrauti galiausiai, nes tiek povandeniniai archeologiniai tyrimai reikalauja daug pasiruošimo, ekipuotės, parengimo, nešiojimo ir visa kita, tiek patys antžeminiai kasinėjimai, pagaliau su tuo pačiu kastuvu dirbti. Tai supratau, kad tai visgi sujungia mano pradą, mano kažkokį tokį vidinį norą. Ir galiausiai ta archeologijos kelionė ir turėjo savo ir kitus etapus. Pirmiausia, susidomėjau povandeninę archeologiją. Tikrai teko dalyvauti ir Platelių ežero povandeniniuose tyrimuose, ir Lenkijoje, ir Baltijos jūroje. Bet galiausiai suvokiau, kad tai tiesiog neleidžia kurti materialaus pagrindo, tai yra išskirtinai moksliniai tyrimai, kurie yra inicijuojami gal ne taip dažnai, kad galėtum užsitikrinti savo kažkokį pirmą pagrindą, ir nuėjau į antžeminę archeologiją vadinamą, kur natūraliai jinai yra susijusi su komercija. Jeigu paveldo teritorijoje vyksta statybos darbai,
ir yra toj vadinamoji raudonojoje zonoje, kur reikalingi archeologiniai tyrimai, tai reiškia anksčiau ar vėliau kreipsis į tave tiesiog verslo sektorius. Ir tu gali tiesiog vykdyti mokslinius tyrimus, kurie yra dotuojami verslo. Bet tai aišku vėl yra tam tikri apribojimai, jeigu grįžti į profesinės subtilybės, apie kurias jau galiu kalbėti dabar, būnant su savo patirtim, kad tai labai apriboja, nes verslas finansuoja tik tas vietas, kur jiems aktualu, ar ne, ar tai požeminę aikštelę darytų, ar tai inžinerinius tinklus klotų, jie nefinansuos ten, kur tu norėtum, ar ne, tai tas labai apriboja, bet visgi leidžia formuoti savo gerbuvį. Ir natūralu nuėjau į tą kryptį, bet vėliai dabar skaitau knygą apie garsę Lietuvos archeologijos ir galima sakyti ir JAV archeologijos biografiją Mariją Gimbutienę. Tai jinai ten savo knygoje taip pat rašo, kad jai įsitvirtinti ar ne buvo irgi sudėtingas kelias, nes tai buvo vyriška specialybė, suprantama, vykdyti kasinėjimus. Namų archeologija, kaip ten įvardinama, kad kabinetinis darbas, radinių analizė, tarsi tinka moterim, bet vadovauti ekspedicijom, jas organizuoti, susisteminti visą ten lauke esančią medžiagą, tarsi buvo toks vyriškas žanras. Ir tą buvo galima justi, kai aš dar tik pradėjau studijuoti, ar ne, prieš 20 metų, bet džiaugiuosi, kad visuomenė keičiasi, kad moteris archeologės jau jaučiasi puikiai dalyvaudamos ir organizuodamos pačius kasinėjimus. Tai čia jaučiuosi iš tiesų savoj vietoj. Ir galiausiai kitas buvo toks etapas kaip archeologės, kai supratau, kad trūksta refleksijos su visuomenė. Tai yra konkretus archeologinis darbas ar ne perkasoj su savo komanda, po to darbas kabinete, rašant straipsnius, suprantant, ką tu padarei, pasiūlant savo interpretaciją, bet tai yra darbas su savim ir su ta medžiaga. Ir iš tiesų patyriau tam tikrus permąstymo etapus, kai man tiesiog reikėjo žmonių, kurie suprastų, ką darau ir būtų atgalinis ryšys. Dėl to prieš gal jau, sakykime, arti 10 metų nuo keliaujančių bažnyčių, šokio spektaklio ar ne, su menininkams pasiūlytos idėjos, žengiu dar kitų tokių kampų, kad savo mokslinius tyrimus, darbus siūlau kultūros laukui arba pati inicijuoju projektus tam, kad atsirastų tas ryšys. Apie ryšį, kad pradėjom, negaliu nepastebėti, kai buvo vykdomi Švento Jono bažnyčios kasinėjimai, nes buvo būtent labai puikiai dokumentuota žiniasklaidos, buvo ta žinutė aiškiai ištransliuota ir buvo ekskursijos vykdomos, tai buvo tas tarsi mokslinis pasaulis atskleistas tai paprastai visuomeniai ir tada ta paprasta visuomenė galėjo suprasti to objekto svarbą, reikšmę, nes dažnai kažkas vyksta, apstatyta tradiciškai tvorom, jeigu kokį nors po kasinėjimų išleidžia straipsnį tarp istorikų bendruomenės arba daug knygą išleidžia, tarsi to ir užsibaigia. Iš tiesų, tai nėra sektini pavyzdžiai, mano galva, bet suprasti reikia ir tai, kad archeologui dirbti ir savo darbą ir bendrauti su visuomenė, tai reikalauja labai didelių papildomų resursų, nes dar ta mokslo įpopuliarinimo politika, jinai neturi savo ar ne kažkokio finansavimo, kad galėtum ar ne sudaryti archeologinių tyrimų kasinėjimo ar ne sąmatą ir dar šalia skirti finansavimo, kad vyktų tai nuolatinė sklaida, susitikimai, edukacijos, tam reikia ir žmonių, ir pasiruošimo, ir gal videografų ar ne ir panašiai.
Tai ne kiekvienas archeologas ryštasi, nes tai reikalauja iš tiesų, kaip ir sakau, laiko ir resursų, bet savo darbais kažkaip noriu, kaip pasakyti, liudyti, kad tai yra įmanoma ir kad tai yra gal net ir būtina. Nes vienas dalykas turim ir ne tik reabilituoti, bet ir pozicionuoti, kad mokslas yra arčiau visuomenės ir mes turim tarnauti savo žiniomis, formuoti supratimą ir mąstymą. Ir jeigu patys to negalima daryti, galbūt reikia paruošti žmogų, kuris susitikimus vykdytų ir panašiai. Bet jeigu grįžtant prie kito labai opaus klausimo Lietuvos archeologijoje, tai yra komercializacija. Ir verslo sektorius renkasi iš tiesų tokius gal dažnai archeologus, kurie kaip tik mažiau viešina. Nes visada viešinimas pritraukia žmonių, pritraukia dėmesio, reiškia bus gal daugiau kažkokių susitikimų, gal bus kažkokio projekto, gal lėtinimo aspektų ir panašiai. Ir kuo mažiau visuomenė žino, tuo greičiau viskas praeina, ypatingai jeigu tai susijęs su verslo sektoriu. Švento Jono bažnyčios atvejis yra kitoks, nes tai yra, sakykime, bendrai galima sakyti visuomeninis bendruomenės projektas ir liuteronų ar ne bendruomenė kaip užsakovai, jie yra suinteresuoti, kad kuo daugiau žinotų, kad kuo didesnė vyktų sklaida. Dėl to čia yra toks kitoniškumas iš tikrųjų. Bet man yra tekę dirbti prieš tai ankstesnėse Liuterio laikų bažnyčių tyrimuose, kai verslas samdė, ar ne, tai tikrai jaučiau iš tiesų tam tikras kartais susiformuojančias įtampas, kai mažiau norima apie kapų tyrimus kalbėti, nes visada kapai yra jautri tema, reiškia gali stabdyti tam tikrus vėl procesus. Tai visgi žmogus, archeologas irgi yra, kaip pasakyti, toks tarpinė grandis ir ne visada įmanoma viską sukontroliuoti. Vėl negaliu neprėsti aplauduoti, bet automatiškai tie Klaipėdos pavyzdžiai iškyla iš kitos pusės, jau iš architektų pusės. Irgi iš dalies atrodo, kad yra samdomi tam tikri vertybiniai, patogūs architektai, kurie sutvarkys taip, kaip reikia, tyliai sutvarkys ir tik tais nuo tų istorikų bendruomenių, kaip negaliu nepaminėti Beno su Klaipėdos miestiečių draugija, negaliu nepaminėti susitikimų, kuriuos Vacys organizuoja. Bet tik tais tokie dalykai ir tokių žmonių veikla išviešina tiek Tauralūkio dvare, kas daryta, tiek kitose Klaipėdos objektuose, nes jeigu net tokia bendruomenė, visą tai tarsi net ir tyliai duotų viskas, negražu sakyti, bet vis dar tas rusiškas zakona, labai galioja tokiais atvejais. Yra tame tiesos ir aš su architektais, savo kolegomis, bičiuliais apie tai diskutuojam, gal anksčiau daugiau diskutuodavom tokiuose susitikimuose ar ne ir panašiai. Ir jiems dėl to skauda. Nes jie irgi yra įkaitai tam tikrų situacijų, ar ne, kai tu tiesiog turi irgi rūpinti savo gerbūviu. Ir dabar yra tokios nuostatos, kad jeigu ne tu paims kažkas kita. Ir aš manau, kad šitą disbalansą gali sureguliuoti tik tai valdžios institucijų aukštos vertybės. Miesto architektas, miesto valdžios architektų kuruojamos ar ne iniciatyvos. Nes jeigu, tarkim, verslininkas visą laiką turės labai platų apetitą, tai yra tiesiog tokia yra verslininkų duona, iš mažo turėtų daug ir turėti pelno, kad vėliau dar kažką kurtų, ar ne. Bet tam neturėtų tos, kaip jūs minit, nedidelės bendruomenės juos varžyti. Tai turėtų būti institucijų ar ne priemonės. Kad taip, tu nori, bet tu žinok, tu esi senamiestyje, galioja tokie dalykai, aukštingumas, istoriškumas ir panašiai. Ir tu, jeigu nori čia tvarkytis, turi
reguliuotis tom taisyklėm. Bet dėja, iš tiesų, ta moralė yra pakankamai žema, turim pripažinti, ir dėka iš tiesų tų procesų, tų bendruomenių, paskirų žmonių iniciatyvų vyksta galų galiausiai sugėdinimo procesas, ar ne, visuomenės požiūrio kitoks formavimas. Ir aš galvoju, mieste daug vyksta visokiausių ekskursijų ir galvoju, architektai, kurie dabar ir Facebook'ose daug kalba apie prastus pavyzdžius, visą kitą, galėtų organizuoti visuomeniai ekskursijas, kaip neturėtų būti. Į tas vietas vesti, kur yra sužalotas Klaipėdos miesto veidas, tarša, ir net kalbėti pavardėmis. Nes iš tiesų už kiekvieno projekto yra konkretus žmonės, konkretus architektai, konkretus politikai, kurie leido tam įvykti. Ir aš manau, kai pradėsim drąsiai įvardinti, kas tai daro, tada ir pati architektų bendruomenė gal labiau vieni kitus jau irgi, kaip pasakyti, drausmins, taip. Tai pavojant tik tais labai politinę temą, tas vėl Dara Žukienė labai gerą frazę yra ištarusi, kad tarsi dabar viskas vyksta nuo pačios. Tie procesai valdžios, kurie turėtų, tie saugikliai, kurie turėtų veikti, jie neveikia. Ir tik tais ta žemiausia visuomeninė grandis dar stabdo, kad nebūtų tiesioginė prasme žalojamas miestas. Tikriausiai turėčiau ir antrinti, nes tą pati stebiu, bet kaip ir pradžioj minėjau, manau, kad čia ir įvyks dešimtmečio bėgyje tam tikri pasikeitimai, nes kažkas turės valdžios tam tikrą institucijų vadovų arba kitų vietas keisti. Ir ateis iš tos, aš tikiuosi, iš tos grandies, kuri dabar kalba, kuriai skauda, kuri norės kitokią matyti Klaipėdą ir vesti kitaip miestą. Aš labai to linkiu ir labai laikau kumščius už tai. Tik tais, kad nebūtų į vieną pusę, turime ir tų gražių pavyzdžių verslininkų, kurie atkuria Pasnuvio ir Salamander stato istoriškai teisingai vietoj, istoriškai teisingai, paskui Klinik visi pastatai yra, negaliu aš pasakyti, ar atitinkantis laikmetį, bet atitinkantis tą Klaipėdos vizualiką visą, yra, kur atrodo labiausiai pasislėpę pastatai Klaipėdai, ir jie yra būtent tas toksai sveikintinas pavyzdys, kur niekas nemato, bet jie paėmė, padarė, toks atrodo iš idėjų. Ir iš idėjos, ir iš gal to supratimo ir pajautimo, ir gal čia iš tiesų gera jūsų tokia mintis, kad arba pastebėjimas, gal tikrai ta grandis, kuri kelia tos sopulius ir tai, kas skauda, gal reikėtų ir tokius žmonės pažymėti, ar ne, kažkokiom tokiom privačiom iniciatyvom, nes aš manau, kad ir tiems verslininkams, kurie tai daro, yra labai svarbu, bet koks, sakykime, ar paprasto, ar eksperto, ar kitaip gyvenančio žmogaus padėkojimas, kad tai yra miesto tęstinumas, taip vadinkim. Tai labai svarbu, sakyčiau. Bet grįžkim prie archeologijos. Ar yra, gal nebūtinai pats pirmas radinys, bet iš tų pirmųjų kasinėjimų kažkoks radinys, kuris vis dar yra jums įstrigęs, vis prisimenat, grįžtat prie jo? Taip. Bet tas radinys buvo iš to laiko, kai pati pradėjau jau savarankiškai organizuoti kasinėjimus ir darbus. O iš praktikų laikotarpio tai visgi buvo toks procesas, kur atsakomybės visgi yra perduotos kitiems, mes tik tai tokie dalyviai, o kai jau pats organizuoji darbus, tai jau yra atsakomybė labai didelė nuo visų plotmių iš tikrųjų. Ir pamenu, 2016 metais tyrinėjom Lietuvių bažnyčią 16 amžiaus prie Danės upės, visai kitoje ar ne Turgaus gatvės pusėje. Ir ten tyrinėjome vidaus palaidojimus, tiek, kiek reikėjo statyboms tuo metu. Ir buvo aptiktas vienas atidengtas kapas, moters kapas, kuris išsiskyrė iš visų vien tai, kad
patys žmogaus griaučiai, kaulai buvo labai labai smulkus, o tikrai matėsi, kad tai yra suaugęs žmogus. Ir betyriant buvo atrasti 2 žiedai. Vienas toks sužiedatuvių žiedas, sakykime, o kitas buvo žiedas su vardu ir data. Anna Margaret 1638 metai. Tai buvo iš tiesų kažkas tokio ypatingo jausmo, kur negaliu sulyginti dabar nei su vienu iki šiol rastu radiniu, nes tai buvo konkreti informacija apie žmogų. Ir nes archeologija yra toks anoniminis mokslas iš tikrųjų. Jeigu mes tyrinėjam palaidojimus, tai nėra antkapių, nėra vardų, nėra, tarkim, ar ne kažkokių užrašų, kuo tas žmogus galėjo veikti, dirbti. O ten tokia asmeninė informacija ir tikrai tas atnešė tokio žmogiško jaudulio ir iki šiol labai prisimenu. Ir kai dar buvo gauti antropologiniai tyrimų duomenys iš skeletų, ar ne, tai pasirodo, kad jinai buvo ir jojikė ir deja mirusi labai anksti, apie 20 metų. Tai jau užsiminėt, kad tikrai labai jūs lydi ta bažnyčių tyrinėjimas. Gal pradėkim nuo to apskritai. Tai labai daug tyrinėtų bažnyčių, kas yra iš tos profesinės pusės. Kadangi esame liuteronų parapijos ribose, negaliu nepaklausti bendrai su bažnyčia, kaip su bendruomenė, koks jūsų santykis? Aš manau labai sveikas, bendruomeniškas ir aš apskritai esu labai atvira pasaulio religijoms. Visada man įdomus yra ne skirtumai, o panašumai, dėl to man labai lengva būti prie kiekvieno iš skirtingų religijų. O pati priklausydama katalikų bendruomeniai priemu tai kaip šeimos paveldą, perduota man iš vienos tradicijos, iš prosenelių, senelių, tėvų. Ir man yra džiugu tą toliau tęsti, perduodant savo vaikams, nes tai yra visgi apie buvimą kartu. Ir bendraudama su liuteronais irgi tą patį galiu pasakyti. Man tai yra buvimas kartu, aš nesusitapatinu su nei viena kita religinė bendruomenė, bet tai yra labai arti, tai yra taip pat krikščioniška. Mes kalbam apie tas pačias vertybės, o tie skirtumai teologiniai ir liturginiai, jie kasdieniam gyvenimui net neša jokių skirtybių iš tikrųjų. Ir iš tiesų man smalsu, visai nesenai buvo aplankyti istorinę baptistų bažnyčią Vytauto gatvėj ir pasižiūrėti, kaip baptistai meldžiasi, apie ką jų susitikimas ar ne pagaliau su tuo pačiu Dievu. Tai tikrai buvo labai įdomių man atradimų, kur galvočiau, kodėl katalikai taip negali daryti, kodėl liuteronai taip negali daryti, nes yra ko galim pasimokyti. Ir tai aš kažkaip galvoju, esu ekumeniška labiau, bet su tam tikra ir ne religinė tradicija perduota iš šeimos. Iš tikrųjų, vėl negaliu nepaminėti kito Klaipėdos šviesro, tai brolis Benediktas, kuris prisideda prie viso šito proceso. Labai gerai yra pasakęs, sako, jeigu Liuteris būtų žinojęs apie Pranciškų, gal kitaip istorija būtų susiklošiusi, jisai labai daug paralelių mato. Dabar iš tos profesinės pusės, ką iš bažnyčių apie mūsų civilizaciją suprantame iš tų visų tos archeologinės pusės? Iš tiesų reikia tikriausiai atkreipti dėmesį, kad bažnyčių tyrimai, jie labiau dėmesio susilaukia mažesniuose miesteliuose, jeigu vyksta.
vyksta kasinėjimai, kuriuos teko vykdyti ir Alsėdžiuose, ir Rokiškyje. Tai ten visuomenės santykis su tuo, ką archeologas veikia, yra kur kas glaudesnis ir smalsesnis, nes tai ir visgi perduota iš kartos į kartą tas paveldas ir gal tas bendruomenių religingumas yra didesnis negu, tarkim, didmiesčiuose, ar ne? Tai kalbėti apie tos, sakykime, civilizacinius tokius ar ne ryšius, tai yra vėl nuo vietos priklauso. Bet žiūrint į europinį kontekstą, ką bažnyčios mums duoda, tai duoda supratimą, kad mes esame mieste pirmiausia. Ir archeologiškai aptiktų ar ne pamatų liudijimas rodo, kad vyko įprastas tuo metu Europoje urbanizacijos miestų kūrimo procesas, kuriame iš tiesų aiškiai turėjo būti bažnyčios vieta ir ten suplanuota ar aikštė, ar prieiga, nes tai buvo miesto orientyras ir apskritai objektas jungiantis labai daug miesto gyventojų plotmių, nuo krikšto iki laidotuvių, nuo tam tikrų kontrolės mechanizmų, kaip iki auklėjimo, švietėjiškos veiklos. Tai visgi, kaip ir jūs įvardinate, tai yra tam tikri civilizaciniai dalykai ir galvodama apie Klaipėdą negaliu priminti arba vėl kalbėti apie 16 amžių, kai buvo pereita į reformaciją, ar ne, į liuteronybę ir atsiradusios dvi bažnyčios, lietuvių ir vokiečių bendruomeniai, rodo, kad buvo svarbu išlaikyti ir tą Dievo žodį skelbti sava kalba. Ir tas kalbiškumas, tai yra, tas momentas rodo, kad tai leido mums išsaugoti ar ne pagaliau tą lietuvių kalbą. Ir pagaliau viso to proceso kontekste Prūsija, Klaipėdos kraštas tampa donoras knygnešystės etapu, ar ne? Tai aš manau, kad kalba ir ta kalba duoda tą tapatumą mūsų, ar ne, tai yra labai svarbus momentas, apie kurį ir archeologija, ar ne, gali kalbėti. Ir tos dvi ištirtos arba tirtos bažnyčios, jos tuos procesus tiesiog artefaktų liudija. Iš tikrųjų apie tą kalbą labai toksai Klaipėdai ypač aktualus dalykas, kai turim rusakalbių didelę bendruomenę ir iš dalies, kai tu užaugęs esi kultūriškai vienoj kalboj, vienoj aplinkoj, neina suprasti, kiek kalba formuoja tave, kiek tai sudaro tavo tapatumą. Ir tas vėl čia mokslas ateina į pagalbą, kur tarsi šiek tiek praveria tos civilizacinius dalykus, kas svarbu ir šiandien, nes mokslas, kaip tas klasikinis pavyzdys, mums istorijos reikia, kad žinot, kad nebekartotų istorijos klaidų, tai ir čia, tas tarsi tapatumas prisideda ir tom pačiu prisideda prie to, kaip dabar matome miestą iš dalies. Tikriausiai taip. Bet kuom norėčiau pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, jeigu dabar ar ne klausantieji labiau atkreips dėmesį į atsirandančius naujus pavadinimus, ar ne, kad ir jūsų ar ne laida Memel Talk. Labai daug yra su Memel. Kažkodėl, kad ir turim rusakalbių didelę bendruomenę, neskaitant ar ne to karo konteksto, kur truputį ar ne supriešina tam tikrus dalykus, bet ir iki tol kažkaip neteko regėti, kad naujai besikūrenčios įmonės arba kažkokie tai kultūros subjektai visa kita imtų pagrindą iš rusakalbės aplinkos, ar ne? Tai yra gal daugiau tokie slengai, kalbėjimo, visa kita, bet ne kaip
veiklos išraiška. Visgi imamas tas vokiškas pagrindas, nors pokario visuomenėje labai daug rusakalbių, labai daug to, sakykime, būtų kalbinio potencialo ar ne, kažkaip toliau vystyti, bet kažkodėl ne. Mes vis tiek, ar ne, arba tai lietuviškas, arba tai dabar tas vokiškas kultūrinis sluoksnis. Mes savo projektu, ar ne, šią ekspoziciją irgi sveikinamės Guten Tag. Tam, kad vis tik tas kalbėjimas, kaip jūs sako, tas mokslininko įsitraukimas arba tyrėjo įsitraukimas arba, ta prasme, priminti jau yra proceso dalis. Ir tiesiog tik tai kalbėjimo, nuolatinio aktualizavimu galima tam tikrus dalykus mums svarbius padaryti ypatingai svarbius. Nes jeigu mes apie tai nekalbam, reiškia šiame etape nėra būtinybės kažką veikti arba įtraukti į savo veiklas. Ar galime sakyti, kad imkime tą bendruomenę, kuriai rūpi miestas, palikime tos, kurie išvažiuoja į rajoną ir atvažiuoja tais apsipirkti, arba grįžta iš po sunkios darbo dienos, įsijungia televizorių ir nelenda į miestą, palikime tos žmonės, kurie rūpi. Ar nėra būtent tose vėl prie to identiteto paieškų, kad ta aktyvi miesto bendruomenė būtent ir remiasi visą tą vokišką, prūsišką identitetą Klaipėdos? Bet tai yra normalu. Visose visuomenėse yra didžioji dalis vartotojų ir tą reikia nebijoti pripažinti. Jų nereikia kažkaip, kaip pasakyti, žiūrėti juos vienaip ar kitaip. Tiesiog jie yra vartotojai. O kūrėjų dalia yra tiesiog vartotojams pasiūlyti kuo kokybiškesnį turinį. Ir jeigu tas bendrai yra skaičiuojama, kad 10% yra kuriančiųjų ar ne, ir jeigu tas 10% kuriančiųjų su miesto ar ne valdžios institucijomis imasi to ar ne potencialo, kuris leidžia tiems vartotojams irgi prieiti prie mums svarbios informacijos, klausimų, aktualizuoti visą kitą, tai yra labai gerai. Nes įsivaizduokit, jeigu dabar visi kurtų, tai mes kažkaip taip tikriausiai nebūtų nei erdvės ir būtų didžiulė kažkokia, gal net ir nesveika konkurencija, o 10% kuriančiųjų, kurie apie tos dalykus kalba, aš manau, gali labai daryti didelį įtaką. Apskritai vienas žmogus gali labai daug. Tai tiesiog toks yra mūsų darbas. Bet kaip pasiekti, čia jau daug Klaipėdos, problema, kad Klaipėdai vaikšto informacija šiek tiek kitaip, bet kaip padaryti, kad bent šiek tiek rūpėtų, nes labai daug tų didžiųjų projektų Klaipėdos, tos urbanizacijos, invazinių projektų, ar čia turime Bastiono namus, turime atgimimo aikštę, tai yra dėl to, kad tai galima daryti, nes plačiai vartotojų visuomeniai tai nerūpi. Aš tai būčiau tos nuomonės, kad probleminius klausimus turi kelti ir ypatingai jais rūpintis šalia to sopulio esanti bendruomenė. Jinai turi inicijuoti visus procesus, o visa kita kažkaip kitaip galbūt palaikyti. Pavyzdžiui, gal finansiškai, teisininko paslaugom, visą kitą. Nes niekada nebus taip, kad dabar iš pietinės Klaipėdos arba pagaliau iš Naujamiesčio žmogui gyvenančiam savo ar negyvenimą, kad ir kuriam rūpi miestas, neteis dabar spręsti šito klausimo. Jisai gali spręsti savo klausimus, ką aš galėčiau ar ne akcentuoti mūsų Pievų tako ir Kanto bendruomenės atžvilgių, kai yra prie stomatologinio dabar ruošiamasi statyti daugiaaukštį, kuris netitinka visiškai aukštingumo. Tai mes tą problemą iš tiesų rūpinamės ir ją sprendžiam. Tai aš galvoju, kad kiekvienas žmogus čia gyvenantis turi suprasti, kad jisai turi labai didelę galią ir kad jeigu šalia jo namų kažkas vyksta, reiškia, jam tikrai pasiseks, jeigu jisai bus nuoseklus, suburs savo kaimynus, savo aplinkinius, pateiks tam tikrą argumentaciją, kreipsis į tam tikras institucijas, o jeigu reikia, ir eis teisiniu keliu. Nes tik tai susitelkimas tos bendruomenės gali duoti tą legitimumą kažką spręsti.
prie... Dar tada, kaip būdavo sprendžiami klausimai tarpukariu Klaipėdoje. Mes kalbam dabar apie tą dabartinę visuomenę, dabartinę aktyvę, neaktyvę pilietinę visuomenę. Kokia prieš 100 metų praktika būdavo? Būtų sunku man pasakyti, nes aš nesu 20-ojo amžiaus tyrinėtoja, tai yra jau istoriniai šaltiniai ir toli nuo, sakykime, mano objekto. Bet jeigu grįžtant prie iškilių Klaipėdos asmenybių, ar ne, ir į 19 amžių, ir į Jono bažnyčios pagaliau, ar ne, tarkim, objektą, tai apskritai statybos procese dažnai tiesiog turėjo įsikišti miesto pirkliai, verslo žmonės, kurie generavo tikrai didelės pajamas tam, kad būtų užbaigti darbai. Ir tai reiškia, kad jie buvo suinteresuoti miestu. Tai nebuvo atskirai, kad jie suinteresuoti tik tai savo kažkokiu objektu, vystoma veikla, bet kad bokštas būtų pastatytas iki galo, reikėjo, tarkim, ir iškilios asmenybės Juliaus Liudviko Vynerio testamento, ir jisai buvo palikęs testamentą, ir testamento dalis buvo skirta būtent Švento Jono bažnyčios atstatymui. Ir yra ne vienas pavyzdys, kai prisidedama prie labai reikšmingų projektų. Ir tai vyksta ne taip, kad miestiečiai nueina pas pirklius, sakyti, gal jūs galit paaukoti. Aš kaip suprantu, kad tai vykdavo tiesiog iš savo valios, ar ne, arba dėl kažkokių gal kitokių interesų, kurie, aišku, yra susiję ir galbūt, kad būtų palaidoti ten, ar ne, kad būtų kažkaip pažymėtas jų ir atminimas, arba jų veikla, kas yra normalu ir šiais laikais. Tai kad tų pavyzdžių yra iš praeities tikrai, ir manau, pažymėdami tam tikras iškilias asmenybės arba apie jas kalbėdami, galima tiesiog priminti, toks mūsų darbas yra ne tik visą laiką tirti, kas yra naujo, bet visą laiką atkelti ir tai, kas yra užmiršta, tam, kad kažkaip kistume kaip visuomenė. Tai kad jau prie asmenybių perėjom, kiek jums labiausiai imponuoja Klaipėdos asmenybė, prie kurios prisilietusi profesiškai esate? Tai tikriausiai, ką tik minėtas Julius Liudvikas Vyneris, man apskritai jo biografijos bruožai žavi tame, kad jisai buvo tokia daugiasluoksnė asmenybė. Pirmiausia, empatiškas, nes rūpinosi vargšais, keldavo net puotas jiems, tam, kad ir jiems būtų duoklė. Rūpinosi ir švietimu, ir po jo mirties buvo dalis testamento patikėta mergaičių švietimo įstaigai, institucijai kurti, krūvą labdaros organizacijų. Pagaliau jisai sumanus buvo verslininkas, kuris iš gėlių sėklų sukaupė didžiulį kapitalą ir kuris tiesiog savo kapitalą skyrė miestui. Ir dar gal, kad jisai buvo emancipuotas, jisai būdamas žydų kilmės siekė miestiečių teisių, o galėjo tik tai vokiečiai jas turėti, ir kreipėsi netgi į karalių, kreipėsi į deputatus, kol galiausiai jam pavyko. Ir tokia įdomi biografinė detalė, kad jisai netgi savo testamento paliko žydų bendruomeniai tam, kad jo tiesiog nepalaidotų žydų kapinėse. Jisai norėjo būti palaidotas tarp miestiečių, kitataučių. Ir šiandien dienai, ar ne, Skulptūrų parko teritorijai, senosiose kapinėse turime dar jo paminklą, kur yra atsitiktinumo dėka tik tai jisai išsaugotas, bet jisai yra likęs vienintelis monumentalus paminklas, liudijantis apie ten buvusias ar ne kapinės ir tokią istorinę asmenybę. Ir ten bijau dabar percituoti, bet mintis tokia, kad liūdi draugai ir laimina vargšai, kažkas panašaus, kad ta prasme susieja labai skirtingas visuomenės grupės.
Ir plus žmogus buvo mėgstantis puotauti, švęsti, kas irgi yra labai smagu, nepamiršti visoj tai ar ne, ašarų pakalniai, sunkiuose darbuose, tiesiog atsipalaiduoti ir džiaugtis gyvenimu. Tai man jisai labai įdomus, įkvėpintis ir jaučiu, kad dar ši asmenybė tikrai kažkaip sulauks dėmesio įvairiuose kontekstuose. Taip, apie tos kontekstus, labai gaila, maža valstybė, maži resursai, negalime serialų kurti apie iškilias Klaipėdos asmenybės, pavyzdžiui, kaip yra apie Sisį sukurtas visas serialas. Bet čia tarsi atsistojo, su kuo pradėjo jūsų kartu su Agnija Šeikot Keliaujančios miesto bažnyčios, paskui Paulius Kavoliūnas su Taško teatro teatralizuotom ekskursijomis įtraukė. Kiek tokios iniciatyvos padeda formuoti tą santykį su miestu jūsų požiūriu? Aš manau, kad tai yra tikrai vienas sėkmingiausių būdų kurti emocinį, gal sakykime, efektą, ryšį, nes nereikia nieko romantizuoti, istoriniai faktai yra faktai, archeologiniai artefaktai yra artefaktai, jie yra tiesiog daiktai ir istoriniai, ikonografiniai šaltiniai, bet jeigu mes patys pagalvotumėm apie save, ką mes iš savo gyvenimo prisimenam, dažniausiai prisimenam tokius įvykius, kurie mums sukelia jausmą, emociją. Ir tas, sakykime, duomenų įdvasinimas per garsinius takelius, istorinę laikmečio muziką, žmogaus judesį, jisai duoda tiesiog jausmą, kad tas žmogus kažkur jau, kuris jau yra nuėjęs, jisai yra kažkokiu pavidalu arčiau, ar ne? Ir ta forma, aš manau, kad labai yra reikiama. Ir mes prieš 2 metus Klaipėdos universitete pabandėm dar kitą būdą, tai taikydami švedų metodą time travel, tai kelionės laikų metodas, kuris turi labai aiškią savo struktūrą, ir sukūrėme patyriminę ekskursiją Migrantas. Tai yra apie 20-ojo amžiaus Klaipėdos praradimus, kai žmogus tampa ekskursijos taip pat dalyviu, gaudamas konkretų vaidmenį ir konkretų daiktą tos istorijos, kuriame jisai sudalyvauja. Ir projektas yra labai sėkmingas, mes per sezoną sulaukėm per 1500 žmonių ir jau tikrai apie šitą laikmetį, apie šitą Klaipėdos praradimo laiką, žmonių likimo ar ne tokių tragiškų likimo gyvenimus jau sužinojo per 3000 žmonių. Ir mes kitais metais vėl atsinaujinsim. Ir aš manau, kad šitas metodas mūsų taikytas, kuris yra modifikuotas per audio dar būdus, tai tikrai yra labai paveikus. Ir paveikus yra tada, kada žmogus irgi tampa dalyviu, kai jisai nėra tik tai klausytojų, nes dabar apskritai labai daug yra vaizdinės medžiagos, garsinės medžiagos, ir kai žmogus nesusiejamas su istorija, jisai tarsi tampa toks, tarsi pasivaikščiotojas. O kai jisai tampa dalyviu, jisai yra atsakingas už tam tikrą turinį ir labiau parsineša tą informaciją ir įsineša į save. Kitas dalykas, aišku, čia tobuliausias dalykas, kai gauna įsitraukti, dalimi pabūti to, bet tas į tą akademinį lauką nedėlis akmenukas, taip yra, tai yra mokslinė praktika, mokslinis laukas, bet ten tarsi nėra pasakojimo, tai, ką jūs darote skirtingai, nes jūs visą tai perteikiate per pasakojimą, įpinate į pasakojimą, ar tai vėl prie tų pačių pamatų, nes priešais mane yra nuotrauka iš kasinėjimų Jono bažnyčios pamatų, arba su Agnija Šeikot Keliaujančios miesto bažnyčios, arba netgi tas pats, ko mažai čia modernus veikėjas, bet pavyzdžiui, man pats geriausias pavyzdys apie istorinius veikėjus yra, kai Taško teatras apie Vičiulį Vytautą papasako, kur iki tol mes eidavom, praeidavom visi kaip ir Paulius tą
paminkliuko atgimimo aikštėje užrašyta bičiulis Vytautas ir mes paprasti miestiečiai nieko nekeldavom klausimų. Ir ta tarsi suasmenina, priartina tą istoriją per tokius, būtent per pasakojimo formatą. Bet aš galvoju, kad ir kūrėjai turėtų kažkodėl tas meno kultūros laukas tą ir būtent pajausti ir suprasti labiau, kad didesnė įtrauka į projektus yra, kai mes miesto objektus, miesto aktualijas, nutilusius vardus įtraukiame savo kultūrinę veiklą, ar ne? Ir tada, kaip kūrėjai turi savo realizaciją meno prasme, bet turinio prasme, jie turi ir tą auditoriją, kur tikrai ateis, nes išgirs, žinai, apie miestą kalba kitaip. Ir aš kartais, kai lankau šiuolaikinio meno ar ne tam tikrus renginius ir kai kur labai pasigendu, kai yra tik tai forma, kai yra, kad pagaliau ar plastika, ar kažkokia vizualika, kur nėra to turinio, istorinio. Tada galvoju, gal aš čia sugadinta, bet kai į šiuolaikinę formą įjungiamas tas istorinis, tikras turinys, aš manau, tai yra puikia sinergija, nes aš manau, kad dabartiniam žmogui, kuris yra paskendęs informaciniam sraute ir kur tikriausiai greitai reikės suprasti, kas yra tikra, kas ir ne, tai kūrėjai būtent ir turės remtis į tą akademinę bendruomenę, kuri ir savo kūryboje ir jungs tą tikrumą, nes žmogui reikės patikrinto fakto. Dar šiek tiek prie jūsų tyrimo lauko, kitas jūsų tyrimų objektas, jau aptariam bažnyčias, yra kokliai. Šiek tiek praskleiskit, kokią informaciją būtent iš koklių gaunat. Iš ties objektas yra labai daugiasluoksnis, bet kai kartais manęs užklausdavo ar ne irgi to paties klausimo, tai arba tiesiog ką tyrinėja, jeigu atsakydavau kokliai, atrodo tarsi uždarai temą, nes pats savaime objektas kažkas va tokio siauro, bet yra visiškai atvirkščiai. Krosnės keramiką mes turėtume matyti kaip to meto, sakykime, tokia vizualika, kuri pereidavo iš aktualių kultūrinių kontekstų. Pirmiausia, jeigu žiūrint į pačią krosnių atsiradimų pradžią, tie neišvaizdūs podiniai, dubeniniai kokliai, kurių randama praktiškai šukės ir kurie atrodo tik tai šukių krūva, jie mums liudija apie inovaciją ir apie pasikeitusią žmonių gerovę. Nes reikia prisiminti, kad viduramžiais šildymas buvo labai svarbi žmonių išgyvenimo reikmė ir tie nesandarūs namai, langai, visa kita, tai sukurdavo didžiulę problemą ir reikalavo nuolat išteklių, tai yra medžių kirtimo. Ir krosnių atsiradimas iš esmės pakeitė gerbūvį. Žmonės galėjo mėgautis šiluma ilgiau, inovatyviau ir nereikėjo tiek tų, sakykime, medžių ir panašiai iškirsti. Galiausiai pasikeitė forma ir krosnis tapo vizualiu sprendimu namuose kalbėti apie tai, kas yra to meto svarbu visuomeniai, kultūrinius tokius procesus, kaip pavyzdžiui, viduramžiais krosnis atrodė kaip namų altorius. Visi svarbiausi šventieji, globėjai buvo atvaizduoti krosnyje. Po to, po reformacijos įvykių matome labai skirtingus pasikeitimus. Atsirado poreikis vaizduoti reformacijos šalininkų portretus ir atsirado poreikis vaizduoti buitinės scenas. Tai yra, mes nuo kažkokio tokio šventiškumo pereinam į realius vaizdavimo būdus, bet tai nereiškia, kad nebėra tų biblijinių temų. Tiesiog biblinės temos pasakojamos per žmogiškas scenas. Ir čia rodo pasikeitimus ar ne teologijoje, kad jeigu mes norime priartinti žmogų prie religinių klausimų, juos taip pat paveikti, kad jie būtų pagaliau ir paklusnesni, nenuodėmingesni, mes turim kalbėti jų kalba.
Tai reiškia, vaizdas buvo suprastas kaip priemonė kalbėti su neraštinga visuomenė. Ir tą liudija kokliai. Mes matome Klaipėdos kokliuose net Martyno Liuterio katekizmo 10 Dievo įsakymo vaizdinius. Vienam net skyriau atskirą straipsnį, nes ten tikrai tikras detektyvas, kaip tas vaizdinys pagaliau perteikamas į koklį, į krosnį, tai reiškia į privačius žmogaus namus. Tai buvo švietėjiška forma. Ir begalės tolimesnių etapų, kai kokliuose atsiranda tulpomanijos kultūra, olandų įtaka būtent irgi tam vizualiam menui ir atsiranda krosnėse tulpės, kiti augalėliai ir panašiai. Tai aš į koklius siūlau žiūrėti kaip į kultūros reiškinių vizualų šaltinį, kuris leidžia mums paaiškinti ir parodyti, kad Klaipėda, nors ir būdama iš tiesų nedidelis Baltijos miestas ir kuriam vis trukdė kažkaip vystyti ekonomiškai ir kultūriškai, bet archeologinė medžiaga rodo, kad visgi tas miestiečių potencialas buvo, kad ir koks jisai buvo nedidelis, kaip mes kalbam, galbūt 10% ar ne, jisai buvo inovatyvus ir jisai sekė, kas vyksta Europoje ir matyt tas buvimas šalia jūros, burlaiviai, laivai atvėrė tiesiog galimybę, kad ir mažai miestiečių bendruomeniai būti šalia europietiškų tradicijų ir vienam lygmenį. Tai dar negaliu paklausti apie tą detektyvo darbą, nes jums būtent kaip istorikė, archeologijai yra daug to detektyviškumo. Ar čia buvo straipsnis, kaip padėjot identifikuoti varpą rastą, ar kokliai? Kaip šiek tiek tą procesą praverkit to istoriko detektyvo? Jo, tikriausiai visam tam kelyje tas detektyvo darbas ir atradimo momentas yra svarbiausias. Nes kai tu atrandi, tu pajauti profesinį katarsį ir tada, galvoju, ne veltui čia mėnesį arba 2 skyriau šitam klausimui, nes tu gauni rezultatą ir tas rezultatas vėl atveria į kažką. Tai žinoma, istorikai, jie dirba kitais būdais, archeologams labai yra svarbi empirika ir, pavyzdžiui, archeologinių tyrimų atodangoje mes archeologai pagal archeologinius sluoksnius susiklostymą, duobes, perkasimus, įkasimus, mes rekonstruojam tos vietos susiformavimą, pastatų įrengimą, inžinerinį mąstymą, pagaliau griovimą, tai apskritai archeologija yra griovimo ir augimo mokslas iš tikrųjų. Apie tai yra, kaip buvo nugriauta, sunaikinta ir kaip buvo vėliau atstatyta ir ar pasikeitė kažkas. Tai man tai visam archeologijos tyrimų procese visada yra įdomiausias tas detektyvas, kaip žmogus įsisavino teritoriją, kaip jisai ją, sakykime, ūkiškai įvaldė tam, kad jisai galėtų gyventi. Pavyzdžiui, Klaipėda tokia 16 amžiuje, čia senamiesty, jinai buvo labai klampi, jinai buvo pelkėta. Ir ką rodo statiniai, kad ir pirmųjų bažnyčių pamatų tyrimai, kad teko daryti medinę konstrukciją, polinę, tą vadinamą rostverko konstrukciją, įleisti polius, suformuoti karkasą ir tik tada statyti akmeninius pamatus, tam, kad sutvarkyti tą šlapią teritoriją. Jeigu mes kalbam apie dabartinės Jono bažnyčios ar ne palyginimą, ji buvo statyta jau po 1678 metų gaisrą, kai miestas sudegė, ir reiškia visa ta tokia ir galėjusi dar būti klampynė, jinai buvo užversta dideliu nugriovimo sluoksniu, kas sudarė pagrindą niveliuoti teritoriją ir, kaip pasakyti, tą problemą išsprendė savaime gaisras, sakykime, ir visi tie nuodeguliai. Ir pavyzdžiui, tos bažnyčios statybai nereikėjo polių,
nereikėjo jokios medinės konstrukcijos, buvo pagrindas jau stabilus ir statė pamatus tiesiog paprastuoju būdu. Tai tie pasikeitimai, jie labai yra įdomus ir aš kai pradedu kasinėjimus, tai reiškia, aš dingstu 3-4 mėnesiams iš realaus pasaulio, kaip pasakyti, ir grįžti namo ir galvoji, o kodėl tas sluoksnis būtent toks, kodėl jo yra nuokrypis į tą pusę, gal kažką užpylė, tada pradedi domėtis, gal ten buvo telkinys, o gal visgi upės vaga. Ir tiesiog tas pasinėrimas į tą laikotarpį, jis yra mano atveju labai stiprus ir kai man artimieji skambina, sakau, atsiprašau, aš esu 16 amžiuje. Jūs manęs netrukdykite šiuolaikiniais klausimais, jeigu nėra būtinybės, jeigu nieks nemiršta ir nevežama į ligoninę. Tai tiesiog apie tai yra archeologo gyvenimas. Ar jau turite tą 3D matymą? Kai pasimato visą teritoriją, jau matote, vaizduotėje turite koks buvo objektas, ar galėjo būti? Deja ne visada, nes vis tiek mes galim tą pamatinę dalį atkurti, o antžeminiai daliai dar reikia iš tiesų tada labai papildomos informacijos, analogų ieškoti, kur yra, pavyzdžiui, galbūt iš kitų šalių ar ne, kažkokia vaizdinė informacija arba bendri principai. Ir ne visada pavyksta iš tam tikro fragmento atkurti, nes tu deja neturi visada galimybių pamatyti visą tą objektą bendrai. Pavyzdžiui, kad ir dabartiniai tyrimai vykę Jono bažnyčios vietoje, jie parodė, kad yra labai tankus užstatymas buvo 16 amžiaus po gaisro ir tiesiog pastatas ant pastato. Bet kadangi statė bažnyčią, tas dalis sunaikino ir mes turim tik tai fragmentus, atrodo labai įdomi informacija būtų, bet jinai yra labai fragmentiška ir labai sunku surišti į vieną vaizdą. Dabar dar paskutinis istorinis klausimas. Mes filmuojame Paternoje. Tai ką Paterna reiškia? Nes turime, kaip aš visą laiką maišydavau, nes tai yra naujas žodis ir aš ne kartą maišiau su Kurtina, kur yra piliavietėj. Atrodo tokie du terminai, kur dar nėra įsisąmoninta, ką jie reiškia. Iš tiesų visa ta terminologija visgi yra daugiau fortifikacijos istorikų, ar ne? Galbūt reikiamybė apie tai kalbėti, kaip tik su savo kolega Titu Tamkvaičiu kalbam, kad tikrai reikėtų šito komplekso daryti tokią istorinę apibraižą arba studiją, kad iš tiesų išaiškinti ir terminus, ir reikšmės. Pagaliau dar yra kita Paterna, ar ne, neįveiklinta, kuri galėtų tikrai tapti vieta, mums susipažinti ir edukuoti tais klausimais save, kurie iš tiesų yra nutolę pagaliau nuo mūsų, ar ne. Tai, o ši Paterna buvo pasirinkta iš tiesų dėl vietos perspektyvos ir galiausiai simboliškai. Nes jeigu atkreipsim ne tik Jono, apskritai Klaipėdos miesto bažnyčių istorinę raidą, jos dažnai keitė vietą dėl fortifikacinių įtvirtinimų mieste. Tai prie pilies egzistavęs miestas buvo perkeltas čia, dėl to, kad reikėjo tvirtinti pilies įtvirtinimus. Jau tada bažnyčios perkeltos čia į Turgaus gatvės patys Smaigalį. 17 amžiuje, kai statė būtent šitos įtvirtinimus, jau pradėjo trukdyti Liuterio laikų šitos bažnyčios ir jau galvota, kur perkelti. Ir vėl jos perkeltos Jono bažnyčia į Turgaus gatvę, ar ne, Lietuvių bažnyčia į Tiltų gatvę, vėliau vadinta Jokūbo vardu. Tai man atrodė simboliška, kad dabar, kalbėdami apie Švento Jono bažnyčios atstatymą, šitie pilimai,
šitie renginiai pagaliau atiduoda duoklę, nebegriauna, o suteikia globą, ar ne, kol bus Jono bažnyčia atstatyta. Tai atrodo, čia dabar tampa Švento Jono bažnyčios atminimo namai ir šitie pylimai globoja, kad iki pat atstatymo. Tai apie tą dabartinį atstatymo projektą, kuo tam paprastam miestiečiui kaip pristatyti tikrai brangų projektą, bažnyčia dar priedo nekatalikiška, liuteroniška. Kuo miestui, brolis Benediktas labai gražiai pasako ir kiti kunigai ir vyskupas pasako tiek per vežimo, per priešvilties bėgimo renginį, tiek per atidarimą, kad tai miesto simbolis, čia tas, kad kaip jau vakarų mieste turi būti miesto širdis ir panašiai. Kuo miestiečiui reikšminga 2024 metais Švento Jono bažnyčia? Aš galvoju, kad apskritai šiuolaikiniai visuomeniai kalbėti apie religinį pastato atkūrimą jau reikia kitų kalbėjimo prieigų, ar ne? Bet vėliai, kaip ir kalbėta, dabartinė visuomenė nėra iki galo visai įsigilinusi, kokiai konfesijai visgi priklausė, ar ne? Visgi dar yra tokio anonimiškumo, tai aš visgi kiek klausausi praeivių arba su kuriais tenka susitikti pagaliau ir čia savanoriaujant po Ternui, kalbant apie šitą objektą, žmonės tiesiog yra išsilgę iškilaus architektūrinio pastato pirmiausia. Ir iš tiesų tuo projektu norima ir parodyti, ir priminti, kad pirmiausia bažnyčia buvo architektūrinis meno objektas. Ir jį statyti turėjo pats iškiliausias kultūrinis potencialas, ar ne, tiek inžinieriai, tiek mąstytojai, tiek menininkai ir visa kita. Tai aš galvoju, kad miestui apskritai suteiktų labai tvirtą svorį kalbėti ir kurti estetinį vaizdą, sugrąžintų tą vertikalų akcentą, kai iš plokštaus matymo mes pradedame jau kelti galvą aukštyn, tada gal ir ambicijos atsiranda ar ne kitos. Pagaliau tai yra brandžios visuomenės braižas, kai mes jau telkiamės į atkūrimo procesą, ar ne, kaip ir kalbėjom. Tai aš manau, neskaitant religijos, šitas objektas yra mūsų galimybė. Mūsų galimybė tiesiog realiai prisidėti prie Klaipėdos augimo. Ir aš galvoju, jeigu žmogus prisileistų šitą matymą, kad aš galiu daryti įtaką arba prisidėti prie to, nes šiaip bendrą miesto plėtrą žmogus negali jausti, nes tai yra per dideli procesai. O čia konkrečiai judėti su Jono bažnyčios atstatymu gali bet kuris, nes būtent objektas ir kviečia turi vis tiek tokį pagrindą, kad tai nėra vien tik tai ar ne liuteroniškas objektas, tai yra kultūros paveldo prasme, raiškos prasme taip, bet dabar idėjinė prasme, atstatymo prasme tai yra, kaip pasakyti, mūsų galimybė apie tą perspektyvą, kur ir kalbėjau pradžioj, tai yra perspektyvų miestas ir mes galime sudalyvauti istorinėme įvykyje. Ir kartais man atrodo, negi tai iš tiesų jau vyksta ir iš tiesų tai vyksta. Tai iš tiesų vyksta. Aš nežinau, kiek jūsų rankos atrišta šnekėti, tai darys, nes esat projekto dalis, bet aš, kadangi nepriklausomas esu, aš galiu pasakyti, man labai užstrigo, kai visa bendruomenė kalbėjo, atstatykime Švento Jono bažnyčią ir grįžtant prie to valdžios ambicingumo. Ir tada ateina vicemeras, vienas iš, ir sako,
visai visuomeniai atviru tekstu sako, nu dar pažiūrėsime, ar čia atstatysime tik tais bokštą, ar atstatysime visą bažnyčią. Gal čia yra tokios peripetijos, kurios gal visuomenė yra mažiau žinomas, nes religinio pastato statyba yra sudėtinga tame, kad ją finansuoti paprastai valstybė negali be kažkokio kito tikslo, nes tai yra religinis pastatas ir bet kuri kita tada religinė bendruomenė gali, kaip pasakyti, užsinorėti atstatinėti, ar ne, o sugriauta yra labai daug. Tai šitame procese buvo sumanyta tiesiog atskirti bokštą ir bažnyčios dalį architektūrinė prasme ar ne dalimis, tam, kad miestas galėtų prisidėti prie bokšto statybos savo finansiniu įsikišimu. Ir galbūt tą norėta pasakyti, kad nežinom, ar mes galėsim vėliau ir bažnyčios dalį atstatyti, ar tai visgi bus liuteronų ir kitų lobistų reikalas, kaip pritraukti lėšas jau tai kitai daliai, kuri taip pat yra reikli finansams. Tai gal truputį norėčiau reabilituoti šitą pasakymą, nes čia gali būti tiesiog iš to, kad yra tos administracinės peripetijos, kurios yra mažiau žinomos. Ir visgi gal šito susitikimu reikėtų iš tiesų pabrėžti, kad šitas kaip tik projektas turi labai aiškę tokią institucinę lyderystę. Miesto savivaldybė tikrai savo žingsniais rodo tikrai interesą, kad šitas objektas būtų atkurtas ir deda tikrai didelės pastangas, nes tai yra sudėtingas objektas. Ir tai, kad kitais metais jau bus gautas statyba leidžiantis leidimas, tai čia yra tikrai kaip jau vyšnia ant torto, nes tikrai jau galės atrišti rankas realiai statybai. Ir jeigu galvoti apie miestiečių tokią motivaciją, ar ne, kad prisidėti prie šito projekto, tai galiu pasakyti, kad čia ateinantis susipažinti su atstatymo projektu ar apskritai su istorija, archeologija šito objekto, žmonės yra linkę aukoti jau dabar, ar ne, mes tas lėšas perdodam į atstatymo fondą ir yra tokių iš tiesų atviraširdžių ir dosnių žmonių, kurie duoda tikrai nemenka, sakykime, savo asmeninių ar ne resursų lėšas tam, kad tikrai nori prisidėti prie projekto. Ir aš galvoju, kai prasidės realus statybos procesas ir kai bus galima komunikuoti, mėly miestiečiai, jau statom, jūs galite ar ne įsigyti realiai plytą ir ta plyta bus jūsų statybos žingsnis, ar ne, tada bus visai kitokia motivacija, nes kol yra biurokratinis, popierių tvarkymo, dar ir plus klaidos procesas, žmogus aukodamas jis galo nežino, o ką su tais pinigais čia dabar bus padaryta, o kur jie nueis ir panašiai, taip fondui, bet o ką konkrečiai iš jų nupirks. Žmogui reikia aiškumo. Ir kai tai bus galima daryti, kad jau viešint, kad prasideda statybos, aš manau, kad procesas tikrai čia gali užsikurti taip, kad mes gal patys nustebsim, kad visgi miestiečiams tikrai reikia ir ne tik tam 10% ir kur kas daugiau. Tai tokios nuomonės būčiau. Nes būtent iš tos pranciškonų perspektyvos, nes mano bendruomenė tenais ir aš mačiau tą pavyzdį, kur prisideda tikrai brolis Benediktas viešinimo prasme, idėjinė prasme prie viso šito akcijos atstatymo ir tas vilties bėgimas ir rodo jau virš jau to 15 metų plus tą, kad jeigu miestiečiai įsitrauks, tai mes matysime rezultatą, nes ir labai svarbu, man atrodo, pabrėžti tai, kad jau šitas objektas ir užkasti pamatai bažnyčios visa bendruomenė, jau tai tapo tarsi liuteroniško kultūros tokiu atgimimą matome,
Aš tikriausiai antrinčiau ir šį kartą norėčiau ir priminti tą liuteronų indėlį į tą pačią pradžią. Tai visgi buvo labai ilgas procesas įkalbinėti, parodyti, eiti ir panašiai. Ir dabar jau galime džiaugtis ir jungtis kiti į tą procesą ir skleisti tą gerąją ar ne žinią. Ir aš galvoju, kad su tuo įsijungimu kitų bendruomenių, tada ir patys liuteronai, kaip sąlyginai maža bendruomenė likusi ar ne, religinė bendruomenė, gali stiprėti. Jie jaustis, kad nebėra kažkas toks iš pokario likęs nedidelis reliktas, kuris egzistuoja, kaip gali, bet kad jau jungiasi miesto ar ne skirtingos iniciatyvos ir stiprina pačią bendruomenę ir kuria tą architektūrinį pastatą, kuris pirmiausia ir bus visgi liuteronų, kaip pasakyti, širdis, simboliškai ar ne, ir ta atminties vieta ir galiausiai visom kitom likusiom kultūriniam, religiniam reikmėms. Taip mes esame Paternoje, kur yra padaryta ekspozicija, visai galite ateiti susipažinti su Jono bažnyčios istorija, svarba mūsų miestui. Dabar rudens sezonu, koks bus lankymo grafikas, kada miestiečiai galės užsukti ir susipažinti su Jono bažnyčia. Mes planuojame nekeisti savo laiko, dirbam iš tiesų tik tai savaitgaliais ir tik tai po 2-3 valandas kasdieną. Tai šeštadieniais jau nuo rugsėjo, kadangi temsta anksčiau, dirbsim nuo 7 iki 9 arba iki 10, kaip norės savanoriai, visada galim ilgiau, bet ne mažiau negu sutarta. O sekmadieniais, kad lengviau žmonėm prisiminti, sakom, kaip po mišių, nuo 12 iki 2. Ir ką norėčiau paminėti, kai dirbam šeštadieniais vakariniu laiku, susilaukiam labai daug tokio palaikymo, kad vakare yra atviras kultūros objektas. Nes paprastai dieną žmonės turi kitų kažkokių tai ar ne, ypatingai šeštadienį, susitvarkyti savo reikalus, buities, nuvažiuoti prie jūros, pabūti su svečiais ir panašiai. O vakarais tas pasivaikščiojimas va čia prie bastionų atveria tą šviesulį ir dažnai pamini, kad pamatėm iš tolo šviečiantį objektą. Kaip fainiai, kad Klaipėdoje yra tokių objektų. Tikriausiai nesvarbu, kas čia jau būtų įkurta, bet tai, kad tai yra atvira tokiu paros laiku, kai kiti renkasi ar ne restobarus ir panašiai, arba namus. Bet gali gauti kažkokio tai kultūrinio turinio. Tai šitą vakarinį laiką tikrai paliksim, nes jisai yra tiesiog verta išlaikyti. Ir pabaigai aš manau vis tiek dar be galo svarbu pabrėžti tai, kad čia pasitinka žmonės savanoriai, kurie aukoja savo laiką ir prisideda iš tikrųjų, kad šitas objektas būtų atviras, kas prisideda prie ko pokalbio vieną iš tikslų išvardinu, kad būtų atstatyta ta Jono bažnyčia. Taip, turime savanorių grupelę, jinai nėra didelė, nebuvo mūsų siekis šiais metais labai plėsti arba didinti galimybę kitomis dienomis. Tiesiog šie metai yra tokie bandomieji suprasti, koks yra tas poreikis ir kaip suprantam, poreikis yra labai didelis ir mokyklos iš tiesų kreipiasi ir panašiai. Tai tiesiog galvojame, kad po šių metų mes darysim tokią irgi, ar ne, diskusiją, reviziją viduj, kaip pasitikti kitus metus, kad galėtumėm plėsti galbūt ir turinį, galbūt rašytumėm dar į savivaldybę projekto papildymą, nes tikrai yra dar galimybių kurti turinį edukacinį, ypatingai plėtoti laiko tunelį ir pagaliau lauko prieigas, kur galima kalbėti apie istorinės asmenybės ir vedančias čia, ar ne, o pagaliau iš Paternos visgi tas turinys keliausi kažkuria prasme dalis ir į Jono bažnyčios atstatymą
pastatytą bokštą, nes jis ten ruošiamasi taip pat ekspozicija. Tai idėjų dar yra, tikrai nesiruošiam sustoti, o savanoriams esu labai dėkinga. Prie mūsų prisijungia istorijos mokytoja, gidai, tie, kurie turi jau iš savęs potencialą pristatyti esminius dalykus, jeigu kiltų daugiau klausimų, ar ne, tai tikrai esu labai dėkinga. Tai labai raginu visus, kurie matysite šitą video, klaipėdiečius ypač, bet taip pat miesto svečius, parekomenduokite visiems draugam, kurie atvyksta pasižiūrėti į Klaipėdą, atvykti į šį unikalų kultūrinį, istorinį objektą. Ir labai ačiū Raimondai, kad sutiko pasidalinti apie tos miesto procesus ir apie tos miesto širdies atkūrimo procesą. Ačiū Antanai ir pačiam, kad kviečiat.